šeštadienį Marijampolėje ekranas pradeda oficialų sezoną. Dėl pirmojo trofėjaus Super taurės panevėžiečiai principinėse rungtynėse susikaus su Vilniaus Žalgiriu. Super taurė senai jau nedalyvavę, nežinau ar dalyvavęs aš joj. Be abejo, varžovas mums pažįstamas ir galim sakyti, paskutinių metų pagrindinis konkurentas, kurį norisi aplošti ir darysim viską, kas nuo mūsų priklauso, kad mes ją paimtume ir keltume į viršų. Be abejo, norėčiau iškovoti tą taurę, o svarbumas tai didelis ir tas pamatas gal čempionatui visas būtų tos rungtynės, pasižiūrėtum, pasitikrintum save, vis tiek kaip į Žalgiris pagrindiniai konkurentai. Manau, šįmet bus tai įdomu labai. Kol kas viskas gerai, sklandžiai vyks. Ruošiamės ir tikimės laimėti. Aišku, svarbu psichologiškai, svarbu sezoną pradėti pergalę, kai su gera nuotaika, kažkoks trofėjus būtų laimėtas. Pasirašymo laikotarpio rezultatai nebuvo tokie, kokie galėjo būti ir jie geresni, bet ir žaidėm su stipriom komandom ir žiūrėsim, kaip čia čempionate bus. Ekraniečių manimų tai, kad Super taurės rungtynės vyks Marijampolės Arvi manieže, nei vienai komandai nesuteikia pranašumo. Kaip tas pliusas, tai irgi seniau nežaidžiau ten ant tos Marijampolės šįmet, nei vienų rungtynių nesužaidė, tai nežinau, ką žinau. Savas stadionas, tas savas maniežas bus, bet kad pliusų tai nematau, abiem komandom vienodos sąlygos bus. Psichologinis nusiteikimas ir koncentracija tom rungtynėm turėtų matyti vaidinti lemiamą vaidmenį. Nes žaidėjai irgi taipogi pasilgė po ilgo to tarpo oficialių varžybų. Ir vis tik tai manau, kad galim tikėtis, kad laukia įdomios rungtynės. Ekranas ir Žalgiris Marijampolėje ginklų surems šeštadienį 16 valandą. Palaikyti ekraną kovoje dėl Super taurės kviečia ir Pirmoji Armada. Vykite į rungtynes kartu su ištikimiausiais komandos fanais ir palaikykite savo miesto ekipą.